Ajurvedinės mitybos specialistas atskleidė, kaip prieskoniai padeda sergant. Gegužės 25 diena 2017 metai. Prieskoniai galingi saulės energijos transformatoriai, padedantis išlaikyti gerą sveikatą, puikią nuotaiką ir ilgą gyvenimą. Žolelės turi kelias esminės paslaptis, kurias pritaikę kasdienybėje pakeisite savo gyvenimo kokybę. Bus skaniau, kvapiau ir sveikiau. Šilutiškiams teigia sveikos gyvensenos ir ajurvedinės mitybos specialistas Žilvinas Užkuraitis. Jau 18 metų jis studijuoja ajurvedą, domisi sveikų gyvenimo būdu, maistinėmis profilaktinėmis ir gydomosiomis prieskonių savybėmis. Yra Lietuvos sveikuolių sąjungos lektorius. Žilvinas Užkuraitis svečiavosi Šilutėje ir skaitė paskaitą Ajurveda sveikatinančios prieskonių savybės ir jų panaudojimas gyvybinių galių stiprinimui. Šilutiškiai turėjo galimybę įsigyti kokybiškų prieskonių bei paragauti mažai kam žinomo patiekalo mįslingu pavadinimu seitanas. Kepinami prieskoniai prakaituoja. Egzistuoja 6 pagrindiniai prieskoniai – aštrus, sūrus, rūgštus, saldus, kartus ir aitrus. Į juos orientuoti ajurvedinės mitybos pagrindai. Ajurveda teigia, jog valgis žmogaus gyvenimą yra itin svarbus, todėl norint tinkamai maitintis reikia turėti žinių. Žilvinas Užkuraitis teigia, kad nereikia bijoti šiltų kraštų prieskonių, nes jų energetinė vertė, veikliosios medžiagos priklauso nuo saulės aktyvumo. Kuo arčiau šalis yra ties pusiauju, tuo ten statesni saulės spinduliai ir augalai prikaupia daugiau veikliųjų medžiagų. Perkant prieskonius reikia atkreipti dėmesį, kad juose nebūtų cheminių priedų, jokių Anot Žilvino Užkuraičio, pagrindinė prieskonio vartojimo paslaptis, prieš dedant į patiekalus juos reikia pakepinti. Temperatūra priverčia išskirti eterinius aliejus, prakaituoti, aktyvuotis. Kai kepinant prieskonį atsiranda ryškus kvapas, tai ženklas, kad galima dėti į patiekalą sriubą, troškinį. Yra 2 idealūs riebalai – lydytas sviestas ghee ir rafinuotas aliejus. Išlydyti sviestą galima ir patiems, tai reikia kilogramą paties riebiausio 82% sviesto įdėti į sausą puodą ir kaitinti. Per 45 minutės iš sviesto išgaruoja drėgmė ir dugne pradeda atsirasti gleivės, nusėda cholesterolis, o lieka aukso spalvos skaidrus skystis. tą skystį reikia perkošti į kokį indą ir vartoti. Pasak Žilvino Užkuraičio, visoje patalpoje sviestas ghee gali stovėti nors ir 100 metų. Ajurveda sako, kad 100 metų išlaikytas lydytas sviestas ghee tinka visiems ligoniams, nes jį galima vartoti ir valgant, ir tepant įvairias kūno vietas. Čili pipirai tirpdo riebalus. Kuo piečiau yra šalis, tuo aštresnį maisto valgo jos gyventojai. Sveikuolis Žilvinas Užkuraitis lankėsi Pietų Indijoje, kur pavėsyje buvo 45 laipsniai karščio. Neįmanomai karšto, vietiniai kelis kartus per dieną prieš valgį 3 šviežias čili ankštis sugriaudžia ir net ašarai jiems neišbėga. Pasirodo, čili pipirai didina atsparumą karščiui bei vėsina organizmą. Jei čili mes valgysime Lietuvoje žiemą, kai šlapia ir drėgna, sušalsime. Jeigu norite sušilti šaltų orų, paimkite žiupsnelį juodųjų pipirų, susigrūskite juos kavamalę ir išgerkite, žaibiškai sušilsite, patarė Žilvinas Užkuraitis. Čili pipirai gerai tirpdo riebalus, juos reikia vartoti tiems, kam yra astma, alergija. Ajurvedinės mitybos specialistas rekomenduoja keptuvėje įkaitinti kelis šaukštelius lydyto sviesto ghee ir įdėti 4-5 čili pipiro ankštis. Kepindamos jos išsipučia, paruduoja, paskrunda ir beveik sudega. Tuomet jas išgriebti, išmesti, o lydytą sviestą pilti į sriubą, košę, troškinį. Valgant čili ekstraktas aliejuje pamažu tirpdo riebalus nuo kepenų. Dėl to sumažėja astmos priepuoliai, įvairūs bėrimai. Kalendra yra prieskonis, kuris mažina dujų gamybą žarnyne, kai pučia pilvą. Verta susigrūsti pusę arbatinio šaukštelio kalendros, užsiplikyti verdančiu vandeniu ir išgerti pageidautiną prieš valgį. Lotyniškai cardium reiškia širdis. Kardamonas fantastiškai gerai tirpdo mikrokrešulius kapiliaruose aplink širdį ir yra garbės reikalas turėti šio prieskonio kur nors kišenėje ir kelionės metu, sako žinovas. Be to, kardamono malonus kvapas, jis dezinfekuoja burnos gleivinę, tonizuoja ir aktyvina smegenų veiklą.
Saldymedis yra 7 kartus saldesnis už cukrų. Jis gerai sutraukia gleives ir tobulai dera su imbieru. Džiovintas imbieras turi daug veikliųjų medžiagų, daugiau negu šviežias. Jeigu žemas kraujospūdis, imbieras jį pakelia. Saldymedis. Jeigu taip sumažėjo kraujospūdis, kad net žaliuoja akise, pasitarkuokite arbatinį šaukštelį krieno, sumaišykite su tiek pat medaus ir mišinuką prarykite, patarė Žilvinas Užkuraitis. Žvaigždinis anyžius tirpdo toksinus. Pasak Žilvino Užkuraičio, užvalgius nesuderinto sunkiai virškinamo maisto atsiranda toksinai, kurie patenka į kraują. Šie žaibiškai parūgštėja ir susidaro mikrokrešuliukai, kurie keliauja po visą organizmą. Dažnai po sunkaus maisto pradeda skaudėti galvą, o tai reiškia, kad badauja nervų ląstelės. Toksinai gali susidaryti ne tik dėl netinkamo maisto, bet ir dėl streso ar alkoholio vartojimo. Tokiais atvejais susidarius toksinams reikia pasirinkti kokį nors patinkantį saldų prieskonį, žvaigždinį anyžių, kardamoną, cinamoną, pankolį ir gabalėlį jo pasikišti po liežuviu. Eteriniai aliejai iškart prasiskverbia į kraują ir pradeda tirpdyti mikrokrešuliukus, kurie užkimšo nervų ląsteles. Lietuviškas anyžius turi panašų poveikį kaip ir žvaigždinis, tik silpnesnį. Anyžius dar labai gerai nuo peršalimo kosulio. Pelynas galabija kirminus. Pelyno anksčiau vaikams duodavo nuo kirminų. Iš kur pas vaiko kirminai? Kelia klausimą Žilvinas Užkuraitis. Mes kiekvienas nuo gimimo esame vaikščiantys zoologijos sodai, nes organizme turime iki 30 rūšių parazitų, kurie išskiria toksinus. Jeigu mūsų imuninė sistema stipri, organizmas susitvarko, bet kai nusilpsta, ląstelės pradeda mutuoti, o tai jau onkologija, šokiruoja sveikuolis. Jis rekomenduoja periodiškai daryti organizmo valymus, tam tinka pelynas, kuris gerai galabija suaugėlius kirminus. Užplikykite arbatinį šaukštelį pelyno iš vakaro ir palikite per naktį, o ryte tik atsikėlę išgerkite. Ir taip 2 savaitės. Pelynas žaibiškai sustabdo kirminų veiklą, bet ne visų. Kirminų vystymasis organizme turi 3 stadijas. Ką tik susiženyje parazitai padeda kiaušinėlį arba kapsulę. Kapsulės organizme gali išbūti pusę metų. Kai jos subręsta, išsirita lervutės, kurios anot Žilvino Užkuraičio turi proto, nenori, kad organizmas jas pašalintų ir priverčia organizmą jas apauginti audiniu. Tai vadinama cistomis. Pasak sveikuolio, atsiradus onkologinėms problemams, pirmiausia reikia išbandyti natūralius dalykus, keisti mitybą ir gyvenimo būdą, pradėti sportuoti ir apvalyti organizmą. Organizmo apvalymams tinka ir gvazdikėlis. Reikia sugrūsti arbatinį šaukštelį šio prieskonio, bet neužplikyti, o vėsių vandeniu užpilti ir išgerti pietų metu prieš valgį. Tai natūralus stiprus antibiotikas, sako sveikuolis. Galima 2 savaitės iš ryto gerti pelyno, o per pietus gvazdikėlių užpila. Tuomet be pėdsakų dingsta ir cistos ir padidėja limfamazgiai susitvarko. Tačiau išsivalius organizmą parazitais vėl užsikrečiama iš mėsos, žuvies ir kiaušinių. Taip jau surėdyta, kad žinduoliai imunitetą įgauna, kai mama žindo kūdikį. Imunitetas perduodamas visam gyvenimui. Nežindyti arba žindyti trumpą laiką kūdikiai užauga tampa onkologinių klinikų pacientai, teigia Žilvinas Užkuraitis. Anot jo vienas būdų pastiprinti imuninę sistemą yra pavartoti karvės priešpienio. Žmogui pakanka nuo šaukšto iki pusės stiklinės per dieną. Per metus karvės priešpienio reikėtų gerti 1-2 kartus. Druskos vartojame norėdami sušilti. Jeigu jums plečiasi venos, vartokite muskato riešutą, kuris stiprina kraujagyslės. Anot mitybos specialisto, dirbant sėdimą darbą reikia atlikti 2 namų darbus. Iš raciono išbraukti baltą cukrų ir per dieną suvartoti bent po pusę muskato riešuto. Baltas cukrus vadinamas baltąja mirtimi, nes rūgština limfos terpę ir kaulai pradeda išskirti kalcį, kad neutralizuotų tą rūgštingumą. Dėl to nusilpsta kraujagyslės, kaulai tampa trampesni. Vietoje cukraus rekomenduojama vartoti medų, mirkytas datules, džiovintus vaisius, o muskato riešutą galima tarkuoti į bulves, moliūgų, salotas. Ožragė. Nepelnytai pamirštas prieskonis stiprinantis kremzles ir sąnarius. Jeigu dirbate fizinį darbą ir skauda sąnarius, reiškia raiščiai per silpni arba sąnario audinys padilęs. Tokiu atveju reikia gerti arbatą iš ožragės sėklyčių. Rekomenduojama pradėti nuo 3/4 arbatinio šaukštelio stikliniai vandens ir gerti vakare prieš miegą. O po to didinti dozę. Išgėrę arbatą pakramtykite sėkliukes, nes jose lieka apie 50% veikliųjų medžiagų.
Dar viena sąnarių skaudėjimo priežastis, dar viena sąnarių skaudėjimo priežastis ta, kad juose nusėda druskos, kurios kristalizuojasi galūnių sąnariuose. Ajurveda sako, kad druska ugnies elementas kristalo formoje. Ta patikrinti lengva, jei turite kur nors žaizdelę, užsibarstykite druskos, degins. Kai būna šalta, norėdami sušilti, valgome sūresnį maistą ir perdozuojame druskos. Norint išvalyti druskas iš organizmo, reikia bent mėnesį pavartoti moliūgų sulčių po litrą pirmoje dienos pusėje. Gali pagelbėti ir laukinio saliero sėklos, kurios yra natūralus diuretikas. Gerai valo iš inkstų smėlį, iš sąnarių druskas. Akis reikia mankštinti. Juodgrūdė, dar vienas lietuvių pamirštas prieskonis, stiprinantis akies tinklainę. Žilvinas Užkuraitis pasakojo, kad pagal statistiką tik vienam žmogui iš 1000 akiniai padeda. Įprastai naudojant akinius, vėliau reikia vis stipresnių. Žmogus susidėjęs akinius žiūri tikrai tik tai tiesiai, todėl nusilpsta akies obuolį reguliuojantis raumenys. Akių raumenims stiprinti jis rekomendavo paprastą pratimą. Atsistoti prie lango, per kurį kuo toliau matosi horizontas. Pažiūrėti tolyn, kiek siekia akis ir staiga prisikišti delną prie nosies. Vėliau delną atitraukti ir vėl žiūrėti į tolį. Ši mankšta turėtų trukti 3-4 minutės. Ją atlikti reikėtų kelis kartus per dieną. Anot sveikuolio gana greitai sustiprėja akies raumenys. Neturite ciberžolės, neikite į virtuvę. Jeigu virtuvėje neturime ciberžolės, išvis nėra ko ją vaikščioti, sako mitybos specialistas. Jeigu šąla galūnės, tirpsta kojos, reiškia cholesterolis jau užsikišęs. Užkišęs kapiliarus, kraujotaka suprastėjo. Ciberžolė puikiai tirpdo cholesterolį, skystina kraują. Ciberžolė yra pats universaliausias prieskonis, jos pakanka ant šaukštelio galiuko įdėti į bet kurį patiekalą, ką tik begamintume. Jeigu didelis cholesterolio kiekis kraujyje, rekomenduojama mėnesį kiekvieną rytą tik atsikėlus išgerti mišinį iš arbatinio šaukštelio ciberžolės ir medaus. Per mėnesį galima numušti cholesterolį per 1 punktą. Būtina atsisakyti kiaušinių ir lydytų sūrių. Kartais žmonės sako, kad vartoja žoleles, bet jos neveikia. Tuomet Žilvinas Užkuraitis jų paklausė, ar pakankamai jų vartojo. Į arbatinį šaukštelę telpa apie 2 gramų žolelių. To šaukštelio pakanka žmogui sveriančiam iki 70 kg. Jeigu žmogus sveria daugiau, jam reikia dvigubinti dozę iki 2 šaukštelių. Žilvinas Užkuraitis sako, kad vien augalais pasikliauti nereikia, būtini ir fiziniai pratimai. Jeigu suderinsite fizinius veiksmus su žolelėmis, rezultatai stulbins. Nebus jokio šalutinio poveikio, kaip nuo cheminių vaistų. Tekstą skaitė Žilvinas Užkuraitis. Nė šakytės nenulauš, strykt pastryk.